Labas rytas, draugai. Na ką, turim šeštadienį, aš jau esu darbe. Šios dienos yra tikslas šitą automobilį nuvežti į Pakruojį pas Arną dėti saugos lankų. Šitą automobilį vežuosi į Kauną pasidalinti mintimis, patirtimi, kaip mes tokius automobilius gaminam ir į ką mes atkreipiam dėmesį. Tai pravesim čia seminaras, čia savo reikalai. Tai va, tai Subariukas atrodo būtent va taip. Tai ačiū draugai, kas paskambinat ir ačiū tiem, kas netikit. Čia tas Subaru, sako, čia tas buvo Subaru, taip, čia tas. Va, tas pats Subaru, Samsono amortizatoriai. Va, kas iš jo liko. Sakau, keli vamsdeliai. Nuo valytuvų mechanizmas paliktas specialiai tam, kad matytųsi, jeigu eis lankas, kad niekas niekur niekam nekliūtų. Tai yra specialiai tas dalykas paliktas. Turiu įsidėję sėdynę, įdėsim į vidų pamatuot, kur aš daugmaž sėdėsiu ir kur reikės galinių diržų lanko. Žodžiu, dabar ne apie Subaru, varom pradžiai į Kauną. Vykau į Kauną, dar pavyko atvykti anksčiau, paklausiau pats dar seminaro. Atvykau ganėtinai laimingai, įdomu, ko baigsis diena. Važiuoji ir va toks va tau šypsosi, sako, ką veikiam. Ir klausimas, turbūt, kad jau jo išsukti neverta. Labiau įsukti reiktų į vidų, nes jeigu užsikabins, bus ragas. Dankrato neturiu, tik tai būso. Reikia šniūro, kurį gauti. Tai va, tai turiu reikalų. Subariukas laukia. BMW jau nusikrovėm. Na ir bandysim pasikalbėti, papasakot, kaip čia jie gaminasi. Lyg ir planas pasikeitė, bandysim vesti seminarą čia lauke. Tai pastačiau ant saulutės ir pabandysim pasikalbėti šiltai. Tai va, diena graži, gal ir gerai lauke, kodėl ne. Į pabaigą einam, lyg ir apkalbėjom, išardėm BMW, surinkom BMW, radom gal kažką gražaus, gal kažkam bus naudinga. Kraunasi šmutkės ant ralo, kol dar padangas nenuleido ir varau pas Arną. Atvykom pas Arną, va, nešu kėdę ir Subariuką jau įstūmėm. Dabar mūsų tikslas apkalbėti planuojamus lankus. Va, įdėsim mašiną sėdynę. Va, galit pažiūrėti. Aha, tik tai aišku, vieną ranką. Kaip ten sako, ką galima su vieną ranką daryti. Tai va, sėdynės dėlioti. Pavyko įdėti. Nu, kažkaip taip. Sėdynė bus. Šturmanų vieta irgi. Tai dabar mums svarbus momentas, kad daugmaž kaip stovės, kaip bus sėdynė, ar ne? Tai yra sėdynės diržų aukštis. Tai čia reikėtų apie 10 laipsnių nuolydžio. Tai vat, bandysim išsiaiškinti, kas kur kaip, kur ateis lankas, kur kaip, kas turėtų būti. Na ir va, ir rolas žuvietas. Tai su jumis daug neplepu, einu kalbėti su Arnu, apspręsim reikalus, o tada dar pabaigsim. Tai va, apkalbėjom viską su Arnu pageidavimus. Arnas išklausė, darėm pasiūlymus, susižymėjom, kur kas eina, įrankiai likę. Tai ką, palieku boliuduką darbam, netrukdau ir dabar čia kokias geras 2 savaitės nekantriai lauksiu Arno skambučio, kada skis gali varyti pasimt, tai iškart ant skambučio ir pamatau Arną skambina ir jau motorą kuriu būso, kad atliek. Tai va, varam namo, tai turim dar tą patį samarėzą padangoj, pažiūrėsim, kol kas jisai tik giliau įlindo, jau biškį galvutė apsidirbo, bet dabar su vieną mašiną tikiu iki Vilniaus grįšim. Tai varam namo. Nu va, ir ką tik įėjau į namus, tai 9 valandą ryto išvažiavau, 8 valandą vakaro parvažiavau visą dieną.
Bet turiu padėką, įteikė Darius Šileikis, iš Dariaus Šileikio rankų padėka. Iš tikrųjų labai gražiai parašyta. Super. Ačiū. Tai šios dienos darbai padaryti. Seminaras pravestas. Žmona laukia su mėsa. Ateik valgyti. Mane jau žmona vakarienės žmona laukia. Tai va ir viskas. Dar vienas laukiantis. Tai jau tada filmuot reikia visus. Magniuška, tu laukiai? Laukia ir šitas labiausia. Tai va, viskas. Darbai baigti. Šeštadienis mano toks. Samariezas rate atlaikė, pastačiau prie servizo, privariau prie pat, kad iškart pirmąjį vyrai galėtų pakeisti. Tai gal čia džiugiausia naujiena man, kad vis tik tai nereikėjo su galvos ir rankelio kažko remontuoti. Bet tai va, tai tokia šias dienos reikalai. Laukit naujienų, labai viliuosi, kad kitą savaitę bus dar įdomiau. Iki.